Indiškas Bollywood, Los Andželo stiliaus salsa, ispaniškas flamenko. Tai tik keli šokiai, kurie šiauliečius įsuko į šokių fiestą. Šiauliuose susirinkę šokių studijų mokytojai demonstravo egzotiškus šokių stilius. Mes įpratę matyti įvairius šokius populiarius Lietuvoje, bet yra daug studijų, kurios užsiema šokiais, kurie nėra populiarūs ir mažai žinomi. Taigi mūsų tikslas pristatyti, kiek yra šokių stilių, kiek jie yra įdomus, kad žmonės galėtų prisiliesti prie tokių įdomybių, įvairinybių. Šiauliečiai galėjo ir patys nemokamai išmokti šokio paslapčių. Supažindinti su svarbiausiais judesiais jau po kelių minučių demonstravo savo kūno lankstumą ir ritmo pojūtį. Šiauliečiai noriai rinkosi į šokių pamokas. Vieni, kad išbandytų kuo daugiau įvairiausių stilių, kiti, kad pramoktų šokti pagal mėgiamas dainas. Šakiro šokį labai, man jos patinka, labai norėjau pasimokyti. Žinokit, kai pradedančiam tai buvo sunku, bet smagu, energingas šokis labai. Šiauliečiai labiausiai domėjosi indiškuoju Bollywood, pietietiškai salsa ir bačiata šokiais. Jie yra atvykę iš tų karštų šalių, kur ir, kaip matome, ir čia pas mus tropikai, tai iš tiesų labai tiko, nors gal šiek tiek žmonėms buvo per karšta. Na ir šiek tiek, aišku, pajudėjom ir kojytės, ir petukai, ir klubai, na, manau, žmonėms patiko. Nemažai žmonių, ypač vyrų, taip ir neišdrįso lipti ant šokių aikštelės. Tačiau organizatoriai vilėsi, kad ir juos pavyko užkrėsti judesio magiją. Buvo daug stebėtojų, tai tas yra vien džiugu, kad žmonės žiūrėjo, stebėjo ir buvo tikrai, kur visą dieną tiesiog žiūrėjo, kaip tai daroma ir kaip reikia šokti. Tai galbūt jie ateityje kažkada pabandys. Po šokių pamokų susirinkusiuosius užbūrė šokių kolektyvų ir svečių šou pasirodymai. Rytietiški šokiai be abejo neapsiėjo be šokių su kardais. Organizatoriai vilėsi, kad ateityje šokių fiestos Šiauliuose taps tradicinėmis. Aleksandras Apočkinas, Tomas Mizgirdas, Šiaulių televizijos žinios.